Sveiki, štai ir pirmadienis. Šis iki nesakau labas rytas, sakau labą dieną, nes dabar pas mus yra pusė pirmos dienos, tai reiškia Lietuvoje dabar yra pusė dviejų. Tai va, tai dabar einu į metro, važiuosiu į centrą, o paskui tiesiai į oro uostą. Mano lėktuvas iš Barselonos. Šiandien Lietuvos laiku 6:30, Barselonos 5:30, tai va, tai neskubėdamas taip nukeliausiu į oro uostą. Ir ką, ir tikiuosi, kad pavyks man nuskristi tiesiai į Vilnių ir grįžti kuo greičiau namo. Nes, kiek žinau, oro uostą Vilniui vis uždarinėja vakarais ir naktimis, tai nežinau, kas čia gausis. Sako, būna taip, kad nukreipia lėktuvą į Kauną, arba į Rygą, arba į Palangą, o kartais netgi Varšuvą. Nu tai va, tai žiūrėsim, kaip čia baigsis šita kelionė. Vėl aš atvykau į metro, išsiaiškinau, kuris metro važiuoja. Ir važiuosim į Plaza Katalunija. Ten ta vieta, nuo kurios viską ir pradėjau šitos vlogus. Kai atkeliavau ketvirtadienį, ten, kur yra Apple parduotuvė, ta didelė aikštė, tai dabar ten ir važiuosiu. Gal ten dar kažkur nueisiu, o po to ieškosim oro uosto autobuso. Atvažiavom. Dabar keliaujam toliau. Pasiekėm centrinę aikštę ir ieškosim dabar išėjimo. Bet aš čia esu buvęs, tai manau greitai turėčiau surasti. Nu, žiūrim, kur čia išlindom. Lipam laiptais ir kur čia esam. Ogi esam pagrindinėje centrinėje, beveik pagrindinėje centrinėje aikštėje. Va ten yra ta aikštė ir kažkur yra Apple parduotuvė. O aš vėl su striuke turiu keliauti, nes neturiu juos kur dėti. Vienu žodžiu, kišenių daug, tai viską įsidedu patogiau, bet darosi karšta. Jau žinau, kur man eiti. Atsimenu, kur mane paleido autobusas ketvirtadienį, tai ten dabar ir keliausiu. Prieš porą metų čia buvau vasarą ir žmonių buvo tiek daug, kad taip sunku net vaikščiot buvo. Bet ką galiu pasakyti, žiemą panašiai. Pilna žmonių, visi atrodo atostogauja, vaikštinėja ir gerai leidžia laiką. Tai va, tai čia kaip vasara, nežinau, čia ir žiemą atvažiavus gali pajausti vasarą. Štai ten Apple parduotuvė, o štai čia mano autobusas. Aerobus. Jo, čia ir eisim į šitą autobusą ir keliausim toliau. Štai aš jau ir autobuse. Įsėdau patogiai
Ir dabar keliausim į kelionę. Kelionę, kuri tęsis neilgai. Kiek ten atsimenu, nežinau, gal 20 minučių, gal pusvalandį iki oro uosto. Nu ir paskui dar viena kelionė, kurį tikiuosi įvyks. Ir šiandien grįšiu namo. Į žiemą, ten kur apsiniaukia, ten kur saulės nėra, bet namo. Tai tikiuosi mane išlaipins Vilniuje. Ir lėktuvas nusileis Vilniuje, o ne kažkur kitur. Vienu žodžiu, oro uoste turėčiau būti maždaug 2 valandą. Tai 3, 4, 5, 6, 4 valandos oro uoste. Štai ir aš jau čia. Antras terminalas. Ir dabar ieškosim kur čia eit. Iki mano skrydžio liko lygiai 4 valandos. Tai turiu laiko ir papietaut, turiu laiko ir padirbėt, turiu laiko ir dar kažką nuveikt. Išsiaiškinau jau, kur man reikia eit, ir man reikia surasti raidę B. Ten reikia praeiti tą visą apžiūrą, o paskui jau tiesiog sėdėti ir laukti. Tai vat, jau matau tą B raidę. Ten pačioj pabaigoj, pačiam gale. Tai va, tai pro langą dar matosi palmės, tikiuosi matot. Ir atsisveikinu su šitom palmėm, su saulė. Dabar pasižiūrėsim, kas ten Lietuvoj. Mačiau irgi atšilimas, rodo, kad bus +6. Irgi šilta. Na ką, turiu naujienų. Lėktuvas atidėtas pusvalandžiui. Skrydis atidėtas pusvalandžiui, tai vietoj 5:30 iš Barcelonos lėktuvas lygiai 6. Taip bent jau rodo kol kas. Ir rašo, kad už pusvalandžio laukite naujienų. Žiūrėsim, gal jau bus priskirti vartai įlaipinimų, o galbūt dar kitokios naujienos bus, pažiūrėsim. Jau keliaujam į lėktuvą. Dabar tik tai reikia nuskristi į Vilnių. Net dainuot norisi. Nu ką, keliaujam. Eilė didžiulė. 21C. Hola, nos alegra informarles de que ahora pueden pedir comida, bebida y artículos libres de impuestos directamente desde su asiento a través de la aplicación móvil de Ryanair. Lo único que deben hacer es activar el Bluetooth en su teléfono, iniciar sesión en la aplicación móvil de Ryanair y Sėdžiu jau, kol kas vienas, toj keliausiu. Vilniui nusileidau, viskas gerai. Vienu žodžiu, va, lėktuvas, rūkas. Ir atskridom į Vilnių 11 vakaro. Tai keliauju namo ir čia jau užbaigiu paskutinį vlogą iš kelionės
barceloninės kelionės. Tad iki kitų kartų.